bet Komorų nacionalinės rinktinės gynėjas sužaidė sėkmingai. O čia ir Vilniaus Žalgirio galimybės, smūgis į vartus ir Livijų Antalis muša įvartį. Ignas Plūkas palieka vartus ir tai labai brangiai kainuoja aikštės šeimininkams. Vilniaus Žalgiris veržėsi į priekį 29 minutę. Prisikalbėjau dėl tų klaidų, grubi Igno Plūko klaida. Čia žinoma ir prarastas kamuolys aikštės viduryje, geras perdavimas, bet būtų sunku ten Livijų Antaliui kažką padaryti, nes ir Aldairas Hernandezas buvo. Taigi Ignas Plūkas čia tikrai be reikalo paliko savo poziciją ir dėja, bet grubiai suklydo. Nuošalės nebuvo. Ir žinoma, dar kartą šis pakartojimas parodė, kad vartininkas buvo išbėgęs iš vartų maždaug apie 25 metrus, kas tikrai yra